Swedbank pirmasis iš didžiųjų Lietuvos bankų pasirašė susitarimą su Europos investicijų fondu dėl smulkių ir vidutinių įmonių Baltijos šalyse finansavimo su garantijomis. Pakankamo užstato stokojančios įmonės dabar turi daugiau galimybių gauti finansavimą, o skolintis galima net mažesnėmis palūkanomis nei įprastai. Pretenduoti gali mažos įmonės, kuriuose dirba iki 9 darbuotojų ir metinės pardavimo pajamos yra iki 2 milijonų eurų. Ir šios įmonės gali kreiptis dėl finansavimo iki 50 tūkstančių eurų ir 50 tūkstančių eurų apyvartinėms lėšoms gali gauti netgi be papildomų užtikrinimo priemonių. Taip pat kreiptis gali vidutinės įmonės, kuriuose dirba mažiau negu 250 darbuotojų, o metinės pardavimo pajamos yra mažiau negu 50 milijonų eurų ir šie verslai gali pasiskolinti netgi iki 2 milijonų eurų. Visoms 3 Baltijos šalims yra skirtas 162 milijonai garantijų, kas suteikia galimybę pasiskolinti iki 280 milijonų eurų. Bankas pasirūpina garantijos suteikimu ir verslininkams papildomai jokių veiksmų atlikti nereikia.